nuskanuoto baseino taškų masyvas. Išsifiltruojame ir pasiliekame tik tai patį baseiną. Jau čia šiek tiek pravalyta, judantys žmonės, didžioji dalis objektų. Galime panaudoti atstumo matavimo įrankį ir pasimatuoti norimus atstumus. Tai įrankis yra panaudojamas taip. Čia dabar vizualizuojami taškai pagal altitudę, pagal aukštį, dabar pagal tikrą spalvą. Taip. Prisiartinti ir būtų. Taip, pasižymime kampą ir daleiskim matuojame atstumą iki šios nudažytos linijos. Ir turime 1,49 cm. Galime tą patį uždavinį padaryti kitoje baseino pusėje. Galime panaudoti clipping box, užsikirpimo įrankį ir pasižymėti vietą tik tai, su kuria dirbsim. Čia turim 1,38 cm. Ne visiškai tiksliai pažymėjome patį kampą, galime atlikti matavimą iš naujo. Tai 1,40 m. Toliau atliksime dugno dangos deformacijų ir horizontalumo analizę. Jau mes turime pasiruošę ir įsikirpę. Čia pavadiname grindis, bet turbūt tiksliau būtų dugnu pavadinti. Išvalytas paviršius. Galime jį vizualiai apžiūrėti. Ir grindų inspektavimo įrankį pasirinkam. Pasižymime norimą inspektuoti plotą. Kokią gardelę inspektuosime, tai rodome kas 50 cm. Ir pažymime atspirties tašką altitudės, kuris mūsų, galima sakyti, kaip nulinis aukštis bus. Taip, turime sukurtą inspektavimo žemėlapį, kurį mes galėsime analizuoti. Tai mėlyna spalva vaizduojama vieta, kur dugnas yra žemiau mūsų pasirinkto aukščio, raudona spalva aukščiau. Dabar pereisime į analizavimo įrankį. Taip, užsikrovėme inspektavimo žemėlapį ir dabar matome skalę ir raudonos spalvos tamsiausia spalva reiškia
altitudė nuo centro, kur mes pasižymėjome mūsų referencinį nulinį tašką, skiriasi 27 cm, o tamsiausia mėlyna spalva minus 10 cm, o mūsų nulis yra šviesia blankia spalva. Tai galime pasirinkti norimą inspektuoti vietą su šiuo slankmačiu. Daleiskim, pasirenkame šią poziciją. Ir čia turime pjūvį. Raudona plona linija rodo idealią plokštumą, o žalia linija rodo mūsų paviršių, mūsų dugną. Tai matome, kad krašte yra pakilimas 6 cm, čia šioje vietoje 700, grubiai tai 7 metrai nuo krašto yra įduba apie 2 cm. Čia galima skalę pasikeisti, kad detaliau matytumėm. Ir taip pat viršutiniam šitam juodame lange irgi galima detaliau analizuoti tam tikras vietas, matyti žalia spalva pavaizduota taškų masyvą, o raudona spalva mūsų idealią horizontalią plokštumą. Dabar painspektuosime baseino sienelę. Paimkime šią sienelę. Matome, kad Y ašis, žalioji ašis rodo į baseino vidų, tai mums reikės šio parametro toliau analizuojant rezultatus. Pasižymime tik šią sienelę ir vertikalaus inspektavimo įrankį. Taip. Pasižymime šios sienelės apatinę dalį, ploną sluoksnį taškų masyvo, iš kurio mes paprašysime programinės įrangos išmodeliuoti idealią vertical plane, vertikalią plokštumą. O mes ją galime padaryti išmoduliuoti dėl to, kad skeneris turi tikslų kompensatorių ir duomenys nuskanuoti yra jau išgulsčiuoti, turi parametrą realiai horizontaliai, vertikaliai yra išgulsčiuoti. Taip, tai mes pasiėmėme šią dalį, dabar pasižymime plotą, kurį inspektuosime. Taip pat čia galime pažymėti, kokiu tinkleliu, kokiu tankumu inspektuojame ir spaudžiame preview. Ir turime inspektavimo žemėlapį, kurį mes galėsime toliau paanalizuoti. Turime atsiverti inspektavimo žemėlapį. Matome, kad baseino viršus, čia raudona linija, yra ideali vertikali plokštuma, o čia žalia yra nuskanuotas taškų masyvas. Tai matome, kad taškų masyvas yra pasviręs į priešingą ašį negu Y. Tai reiškia, baseinas yra išsigaubęs į išorę šiek tiek sienelę. Ir jeigu norime pamatuoti mes šią tikslo atstumą, tai galime arba čia, šitame dešinėje pusėje lentelėje matyti pagal šią skalę, arba galime netgi ir papildomai pasimatuoti su matavimo įrankiu. Štai čia 2D. Gauname apie 4 cm, tai būtent šioje vietoje, praktiškai baseino sienelės viduryje. Tai čia matome, kad apačia atitinka idealiai, iš kurios mes projektavom plokštumą, bet jinai yra visa pasvirusi į vieną pusę.
Ir su šiuo slankmačiu mes galime nuvažiuoti ir į kitą poziciją ir paanalizuoti kitoje pusėje rezultatus. Čia matome, toje vietoje raudona yra įduba į vieną pusę, čia irgi vieną pusę, o mėlynas spalva vaizduoja, kad yra įsigaubimas į kitą pusę.